Ho, nuostabus oras, todėl šiandien mes prie ežero džiaugiamės aktyvių pramogų diena. O aš ypač džiaugiuosi, kad kartu pramogaus mano seniai laukto pasaulyje puikiai vertinamo gamintojo Honor išmanusis telefonas. Susipažinkite, Honor Magic 6 Lite. Pažiūrėsime, kuo nudžiugino šis įrenginys. Pamatęs dailų, itin patogiai delne gulinti telefoną ir nepatikėtum, kad tai nėra flagmanas. Lenkti ekrano ir aksominės, beje, visiškai piršto atspaudų netraukiančios nugarėlės šonai sukuria itin plono įrenginio pojūtį. O jei jau prabilame apie ekraną, tai yra vienas didžiausių šio telefono privalumų. Pusantro K raiškos 120 Hz AMOLED pasiekia net 1200 nitų šviesumo piką, o tai reiškia, kad net šios dienos saulėje jokių problemų įžvelgti, ką rodo ekranas. Na, o itin aukštas 1920 Hz pritemdymo dažnis reiškia, kad ir naktį akių nevargins joks mirgėjimas ar spalvų iškraipimai. Bet netikėčiausias yra šio ekrano atsparumas dūžiui. Kelių sluoksnių amortizuojantis sutvirtinimai bei unikali Honor akyta medžiaga daug efektyviau sugeria smūgius, tad nukritus telefonui tikimybė, jog duš ekranas yra gerokai sumažinta, tad kopk aukštyn drąsiai. Na, o kai atsibos žaisti lauko žaidimus, Honor Magic 6 Lite be vargo panardins į mobiliųjų žaidimų pasaulį. 4 nanometrų Snapdragon 6 Gen 1 procesorius, Turbo RAM technologija išplėšianti RAM nuo 8 iki 16 GB. Itin žvitri Magic OS vartotojo sąsaja užtikrina, kad šis vidutiniokas be vargo susitvarkys ir su žaidimais, ir su darbo užduotimis. Dar vienas dalykas, kuriuo nustebino šis telefonas, tai net 108 megapikselių raiškos pagrindinė galinė kamera. Nenuostabu, kad ir fotografuoja jinai visai neprastai, ypač įjungus dirbtinio intelekto asistentą, ir vaizdą priartinti beveik be nuostolių gali iki 3 kartų. Man patiko ir kelių vaizdų filmavimo priemonė. Tiesa, filmuojant vaizdo stabilizavimas nėra pats geriausias, na, o 5 megapikselių raiškos itin plataus kampo kamera primena, kad tai vis dėlto ne flagmanas, o vidutinės klasės telefonas. Užtat naktinis profesionalus HDR fotografavimas veikia. Galima daryti didelės skyros 108 megapikselių nuotraukas. Fotografuoti super makro režimu. Galia yra ir trečioji 2 megapikselių makro kamera. 16 megapikselių asmenukių kamera turi grožio efektus, o galimybė jau iš nufotografuoto kadro išskirti, kopijuoti ir net redaguoti tekstą pravers daugelį. Ir šiandien jau paskutinis, bet dėl to tikrai nemažiau svarbus šio modelio privalumas – baterija. Dažnai kalbame apie pramogas visą parą, o kaip jums 2 paros? Testuojant man pasirodė, kad 5300 mAh Honor Magic 6 Lite baterijos daugeliui vartotojų pakaks net ilgiau nei 2 paroms. Taupus procesorius, efektyvi vartotojo sąsaja, protingas energijos valdymas užtikrina, kad net intensyviai naudojant imliausias funkcijas vargiai pavyks iškrauti šio telefono bateriją per dieną. O štai įkrauti ją pavyks gerokai greičiau. Telefonas palaiko 35 W greitojo laidinio įkrovimo funkciją ir gali pats laidu įkrauti kitą įrenginį. Tiek naujovių, na, o visą kitą matyti jau ir patys supratote. Taip, tikrai, Honor Magic 6 Lite jau dabar galite įsigyti bet kuriame Tele2 salone arba internetu tele2.lt.